Tai vadinama TEI formos greito jungimo pavadėliu. Čia galite matyti, čia yra TEI viršuje, o čia TEI moteriškoji dalis. Kai norite greitai juos sujungti, tiesiog paspaudžiate mažą mygtuką štai taip ir sujungiate juos kartu. Na, tai gal ir puiku, kai reikia ką nors sujungti, bet norint atjungti, reikia kažko mažo ir plono ir reikia jį įstumti į šią mažą skylutę, nuspausti ten esantį mažą spenelį ir štai taip jį atjungti. Žiūrėk, dabar stebėk, kaip tai išeina. Žiūrėk, matai? Taigi, taip, prisijungti greita, bet atjungti užtrunka šiek tiek ilgiau. Ir manau, kad tai turėtų būti aiškiai pasakyta, kai kalbama apie greito sujungimo vadovus. Sakau tai todėl, kad dažnai klientas naudoja sraigto spiralę, bet žino, kad sraigto grandinės nėra tokios geros kaip tos, kurios skirtos lanksčiai velenui ir jie nenori keisti savo įrenginio. Todėl jie nusiperka vieną iš šių vadovų su TEI formos moteriška jungtimi gale, tada įsigyja adapterį su TEI 20, kuris tinka jų sraigto spiraliai ir viskas, ką jie daro, prijungia vadovą štai taip. Oi, aš žiūriu per kamerą, todėl sunku matyti. Jie prijungia vadovą štai taip prie veleno ir dabar gali naudoti lanksčias veleno grandinės su įprasta sraigto spirale. Atrodo viskas gražu, bet yra dvi problemos, kurias reikia turėti omenyje. Pirma, greito jungimo vadovas nėra sukurtas dideliam greičiui. Kai kuriais atvejais, kai naudojate šiuos įrankius, jie sukasi 3000 apsisukimų per minutę greičiu, o tai tikrai nėra tas greitis, kuriam buvo sukurtas TEI formos lankiklis. Jis puikiai tinka perduoti sukimo momentą, todėl iš pradžių ir buvo naudojamas sujungti dvi kanalizacijos strypų dalis, kaip matote čia. Žinote, tai buvo tradicinis kanalizacijos strypas, kuris tiesiog greitai ir patogiai susijungia štai taip. Bet tai buvo skirta perduoti sukimo momentą, o ne būtinai greitį. Vis dėlto, jei ketinate naudoti greito jungimo vadovą su lanksčia ašimi, mes sukūrėme šį naują adapterį, prie kurio viename gale galite prijungti savo ašį, jį tvirtinama suveržiamaisiais varžtais, vienoje pusėje turi moterišką jungtį, o kitoje TEI formos lankiklio jungtį, kad galėtumėte sujungti dvi ašis tarpusavyje. Vienoje pusėje bus, tai yra nuo 12 mm, kas atitinka pusę colio, iki 1/4 colio, tai yra 6 mm. Ir žinoma, galite matyti, kad turime tą patį ir su šių jungčių moteriškomis dalimis. Bet prieš išeidami ten ir pagalvodami, pakeiskime viską, kad būtų greito sujungimo lyderiai ir nustokime naudoti tradicinį grandinės tvirtinimo ant veleno metodą, tiesiog atminkite, kad šių dalykų išardymas yra tikras galvos skausmas. Ir galbūt jis greitai prisijungia, bet nesu tikras, ar taip pat greitai atsijungia. Na gerai, tai buvo daug greičiau nei tikėjausi, bet kokiu atveju jūs suprantate mano mintį. Ačiū, kad žiūrėjote.